Visi ant žemės. Gerai. O tu? Pinigus į maišą. Vabzdžiai. Pradedam. Skambink bosai. Be pinigų. Daug pinigų neprireiks. Dabar ežio ledas pirštų ir liežuviui tik 6 litai per mėnesį. Užsisakyk. Ežys. Gazuotas. Lietuvos rinktiniai po 7 metų pertraukos pagaliau pavyko oficialiuose varžybose nukauti Ispanijos rinktinę rezultatu 76-73. Nespėjus pasidžiaugti įspūdingos pergalės skoniu, rinktinės laukia kitas iššūkis – Prancūzija. Kol kas abi rinktinės pasaulio čempionate žygiuoja be pralaimėjimų. Į pergalę prieš pasaulio čempionus Lietuvos rinktinę vedė Linas Kleiza. Rinktinės lyderis rungtynėse surinko 17 taškų, atkovojo 8 kamuolius bei kartą tiksliai perdavė komandos draugui. Pagrindinio rinktinės įžaidėjo Manto Kalniečio sąskaitoje 12 taškų, 5 rezultatyvūs perdavimai bei 4 atkovoti kamuoliai. Kovingasis rinktinės puolėjas Jonas Mačiulis įmetė 13 taškų, atkovojo 4 kamuolius bei 4 kartus perėmė kamuolį iš varžovų. Prancūzų rinktinėje pasaulio čempionate geriausiai atrodo Nicolas Batum. Puolėjas vidutiniškai meta 15 taškų, atkovojo 4 atšokusius kamuolius bei 2 sykius tiksliai asistuoja komandos draugams. Šoklusis Mikelis Želabalis įmeta po 14 taškų, sugriebė beveik 5 atšokusius kamuolius, bei atlieka po kiek daugiau nei vieną rezultatyvų perdavimą. Centras Alenas Kofi įmeta beveik po 12 taškų, bei atkovoja kiek daugiau nei 5 kamuolius. Rungtynės tarp Lietuvos ir Prancūzijos rinktinių jau šį trečiadienį 21 val. Lietuvos laiku.